gero nerasime nei vieno šį čia esančio Seimo salėje piliečio, Seimo nario ar Lietuvos gyventojo, kuris nenorėtų užtikrinti saugumą. Bet dėja mes remiamės visai kitų dalykų. Šita misija visiškai nėra susijęta su kažkokiu tai saugumu, o realiai tai yra pakišta po konvenciją saugaus laivybos susitarimu. Tai yra Jungtinių tautų. Ten kalba, kad kiekviena valstybė esant konfliktui, neramumam ir panašiai, valstybės imasi užtikrinti, kad saugia laivyba vyktų būtent sąsiauriuose. Bet, mėlyje mano, ką mes šiandien turim? Mes šiandien turime konstitucijos nuostatas, be kita ko mano kolega prieš tai ir kalbėjo, kur aiškiai pasako, kad Seimas gali mandatuoti į konkrečią misiją. Tai yra vienaskaita, tai negali būti daugiskaita. Jeigu mes kalbame apie Hormūzo sąsiaurį, tai turi būti aiškiai ir pasakyta nutarime, kad konkrečius skaičius, konkretus kariškių žmonių nurodytų skaičius vyksta į tą misiją. Dabar man toks vaizdas yra, kad Nacionalinio saugumo gynybos komitetas, biuras pirmininkas ar visi kažpriešaky tyčia ir specialiai palieka daugiskaitą, tam, kad pakištų kitas misijas. Kas esam garantuoti, kad po šito misijomis, kur daugiskaita yra numatyta, mūsų kariai atsidurs visai kitame žemyne arba visam kitame plote. To mes šiandien garantijų neturim. Dar įdomesnis dalykas – konfliktas tarp Amerikos ir Europos Sąjungos. Vėlgi, mes kaip puikiai kolega sakė, praeitą savaitę buvo čia Seime konferencijos, buvo NATO parlamentinio asamblėjų susirinkimas, kuriuose aiškiai buvo pasakyta, aiškiai indikuota, mes šiandieną vėl lipame užsienio politikos ant to pačio grėblio. Įdomiausia tai, kad valdančioji koalicijai mes apie tai nešnekėjomės. Nešnekėjo šiandien Seimas, nebuvo rengiamos konferencijos, nebuvo pasitelkti specialistai ir ekspertai. Kažkas nusprendė Seimą įpareigoti, kad jisai suteiktų mandatus į misijas. Dar kartą pabrėžiu, ne vienaskaita, bet kalbame apie daugiskaitą. Klausimas yra, kur mes tada vyksime. Karinis konfliktas įsiplėskė ne dėl NATO valstybių, reikėtų pabrėžti, ir ne dėl Lietuvos ar Europos Sąjungos valstybių. Konfliktas Hormūzo sąsiaury įsiplėskė dėl ekonominių ir piniginių reikalų tarp Izraelio ir Amerikos ir Irano. Tai dabar klausimas yra, ar Jungtinės tautos mato, kad ten turi būti taika, ar Jungtinės tautos mandatuoja, kad turim užtikrinti taiką tame regione, o jeigu turim užtikrinti taiką ir saugą laivybą, tai gal galit man pasakyti, ar Amerika ir Iranas pasirašė sutarimą. Ne veltui aš esu trumpistas ir tą galiu viešai pasakyti, aš gyniau ir ginsiu Donaldą Trumpą idėją, kas liečia nacionalinę politiką. Bet tai, kai jis padarė šiandieną Irane, tai toli gražu yra visiškai nesusieta su interesais. Ir dėl to Donaldas Trumpas deda pastangas priversti Iraną pasirašyti taikos sutartį, nepaisydamas Izraelio stumdamas į šoną, vien dėl ko? Dėl ekonominių dalykų. Tai dabar klausimas yra, ką mes važiuojam tenais užtikrinti ir kieno saugumą mes užtikrinsim. Ar mes užtikrinam Amerikos interesą, ar mes užtikrinam Europos Sąjungos interesą, ar mes užtikrinam saugią laivybą. Šiandien akivaizdu, kad kariai bus siunčiami netiesiogiai dalyvauti kare. Dar įdomesnis dalykas, kad šiandien dienai Lietuvos karių siuntimas bus traktuojamas kaip įtraukimas į platesnį artimųjų rytų konfliktą. Ar šiandien mums to reikia? Aš labai abejočiau. Tai, mėlyje, aš puikiai suprantu, kad didžioji dalis Seimo narių pritars. Bet net nebejoju, kad šitas Seimo nutarimo projektas, kuris dabar bus priimtas, bus labai stipriai eskaluojamas tarptautiniai bendruomeniai. Ką Lietuva renkasi? Europą, Ameriką, taiką ar vis dėlto misijas? Tai kiekvienas prieš balsuodamas mes turim labai gerai savo atsakyti, kur mes savo karių šiandien siunčiam.